Sveiki visi, jūs žiūrite news247.lt kanalą. Šiandien vėl siuntinukas, kiek didesnis šį kartą. Ir kaip iš aprašymo turbūt supratote, tai bus telefonas mobilus, šis laikas vadinamas smartfonas, išmanusis. Siuntinukas įpakuotas labai gerai, visas minkštas, toks čia matomai oro. Tokios tubelės. Svėrė apie 400 gramų, įvertintas $20 ir keliauja iš Singapūro paštu. Matom, deklaracija yra, kaina nurodyta yra, formos tipas nenurodytas, nurodytas kaip dovana, gift. Keliavo per 2,5 savaitės, kas yra super greitai šiais laikais. Seniai taip greitai nebuvau gavęs jokio siuntinuko. Ir įpakuota tiesiog superiškai. Dabar gal bandysiu labai atsargiai atidaryti, kad pademonstruotų jums visą to įpakavimo grožį, kad matytumėt, kas tai yra padaryta, nes pirkau iš labai gerai patikrinto pardavėjo, tai yra Hong Kong Goldway parduotuvės. Nuo seno jau dirba 5 metus, per tą laiką jie pamatė iš tikrųjų buvo susidūrę su daugeliu problemų su pristatymu ir dabar jie jau tikrai puikiai pakuoja siuntas, išsirenka siuntimo įmonės, kad netektų, tarkim, mokėti mokesčių, kaip šiuo atveju irgi neteko, kadangi su Singapūru yra susitarimas su ES ir dažniausiai mokesčiai nėra įmami. Tikiuosi, nesuplėšiuosi, kad pademonstruotų iš tikrųjų visą tą grožį įpakavimą. Berods puikiai. Štai, kaip viskas atrodo. Taip, viduje. Varom, kaip iš patikrint, nieko viduje daugiau nebėra. Štai dėžutė įdėta iš tai tokį įpakavimą. Dažniausiai dar būna čia sulydyta, bet šį kartą ne. Smartfonas čia jaučiasi labai saugiai. Aš manau, kad netgi dėžutės kampučiai nebus palankstyti nieko. Štai. Taip, dėžutė nebent šiek tiek kažkur biški kažkas yra, bet tai principė kaip iš tikros parduotuvės dėžutė. Tai yra Xiaomi telefonas. Gal pasižiūrėkim charakteristikas. Taip, ką mes čia turime? Tai yra Redmi Note 2 Xiaomi. Iš tikrųjų dar vadinamas flagmanų žudiku. Tai yra telefonas už, kaip čia netgi tiksliau pavadinti, už labai mažą kainą. Tai yra netgi pagal biudžetinius, kaip biudžetinio telefono kaina, tai yra gal viršutinė riba, vidutinio telefono kaina tikrai pati žemutinė riba, bet jis turi flagmano procesorių, tai yra MTK Helio X10. Turi 2 GB atminties darbinės, 16 GB vidinės, 3020 mAh baterija, 5 Android tiesiai iš dėžutės, palaiko Wi-Fi, palaiko 4G, 3G, bet už labai gerą kainą, tai yra už $130, kaip matome, jis palaiko tik TDD LTE, kaip nurodyta ant dėžutės, bet visas grožis šito dalyko yra tame, kad bangų palaikymas, kad tiktų mūsų bangoms, priklauso tik tai nuo nustatymų ir pardavėjas jau dabar yra pakoregavęs man nustatymus ir jisai palaikys Lietuvos dažnius FDD LTE. Taigi, dėl pačios kainos, dėl tokių puikių charakteristikų, šitas įrenginys tiesiog šluotė buvo šluojamas iš lentynų ir Xiaomi per pirmasis 12 valandų pardavė 800 000 įrenginių. Kas yra, tiesiog fantastika turbūt. Jisai bus labai populiarus, iki šiol jis yra parduodamas, nors jau yra išleistas dar naujesnis modelis, tai Note 3, Redmi Note 3, kuris jau turi pirštų atspaudus, bet šitas įrenginukas turi ir savo ypatumus, apie kuriuos ir dar papasakosiu. Atsidarykim gal pačią dėžę. Dėžutė tiesiog fantastika. Iškrito iš karto apsauginė plėvelė. Apsauginės plėvelės kokybė. Nebloga. Taip, nebloga plėvelė.
ne pati šauniausia, bet geriau galbūt netgi stiklą būtų užsisakyti iš tiesų. Štai pats mūsų telefoniukas. Aš rinkausi būtent tamsiai pilką spalvą, kuri yra žymiai gražesnė, bet šiaip su šiuo prietaisu Xiaomi siūlo didelį platų pasirinkimą. Pradedant nuo šitokios pilkos, galima pasirinkti baltą spalvą, galima pasirinkti, kad ir žydrą, rožinę spalvą. Daugybė aksesuarų bus taip pat. Matome, dizainas nieko toks neypatingas, tai yra labai kuklutis, labai paprastas dizainas. Nepasakysi, kad tai yra kaip flagmano renginys. Šiaip plonytis, labai plonytis, pasakyčiau. Nėra labai sunkus, jis 160 gramų sveria. Na, apie jo gal šiek tiek darbiškai grįšim. Pažiūrėkim, kas dar yra dėžutėje. Taigi, laidukas. Pademonstruosiu. Irgi, vėlgi, minimalistiškai viskas. Labai šaunus, paprastas laidas, bet micro USB. Bet savam stiliuje, jokių Xiaomi logotipo be abejo nėra. Tai yra gan paprastas laidas, kadangi telefonas palaikys 2 amperų krovimuose, na, iš tikrųjų 1,5 ampero, jeigu būtų tiksliam. Toliau pats pakrovėjas, štai. 5 voltai 2 amperai, nors telefonas palaiko greitą krovimuose, kurį taip irgi reklamavo gamintojas. Realiai tai jisai gali paimti 5 voltus 1,5 amperą, bet aš manau, kad tai aš pademonstruosiu pilnai apžvalgoje. Na ir dar kažkas barška. Štai toks vokelis. Na, vokelį irgi prasidarykim. Štai instrukcijos. Visos instrukcijos, jeigu pasižiūrėsite, biškį per šviesų, yra kinų kalba, ir tai yra normalu, jeigu jūs gausite tokį įrenginį su instrukcija ne kiniečių kalba, čia garantija, tai iš karto verta susižiūrėti, kas yra ne taip, nes Xiaomi neleidžia savo įrenginių su išverstom instrukcijom. Viskas yra kinų kalba. Ir dar kažkas barška. Štai. Ir įdėjo man štai tokį perėjimuką, kuris šiaip pagal kokybę irgi vienas tokių iš pigių labai toks geresnis. Štai puikiai tinka čianais ir turėsime pilnai tokį europinį variantą. Na, kažkaip sunki, dėžutė pati labai sunki, labai kietas kartonas, tikrai telefonas buvo saugus jame, daugiau nieko nėra. Komplektacija yra pakankamai, galim būtų pasakyti, skurdi, bet ar jūs norėtumėte tokio lygio telefoną, tarkim, pigių, niekam tikusių ausinių? Ne, aš manau, tikrai jų net nereikia. Tačiau aš nusipirksiu ausinės atskirai ir mėgausiuosi šaunių garsų. Taigi, visą tai į šalį. Pats telefoniukas dar trumpai, pabandysim jį įjungti. Kaip ir daugelis apžvalgininkų sako, labai nelengvai atsidaro dangtelis, nes niekur nerasite vietos, kad galim būtų išsikabinti nagu. Todėl, na, galima, tarkim, užkrovimus iš tai portą štai patraukiam ir jau tada galim atidarinėti aplinkui. Taip. Na, Xiaomi firma labai rimta, viskas pragalvota iki smulkmenų. Štai, pavyzdžiui, šį čia matome, kai jis sako, kad nebarškėtų, čia dangtelis kažkas apliuota. Na, šitos dangos funkcija ne tik tai tam yra skirta, tai yra anglies kompozito medžiaga, kuri išsklaido šilumą per dangtelį. Kadangi procesorius gan galingas, jis stipriai šyla. O baterija kaip originaliai įpakuota maišelėje. Trauktis nenoriu. Maišelė labai sunki turbūt. Išsitraukinėje. Baterija didelė, labai didelė. Štai. Tai BM45. Jeigu pamatysime čia 3020 mAh, gamintojas reklamuoja, kad 3060, kas ir teisybė, nes 3020 tai yra minimali talpa, tipinė talpa yra 3060. Jeigu pasižiūrėsime, ženkliukas stovi tik tai Lion, tai yra ličio jono akumuliatorius, bet jeigu, aš dabar taip parodysiu, jeigu pavyks jums ant pauzos pastačius
išsiversti kinietiškus hieroglifus, kas supranta. Aš jau žiūrinėjau. Ši čia yra parašyta, kad tai yra ličio polimerų baterija. Reiškia, galima ją bus greitai krauti. Baterija tikrai nelengvutė, tikrai tiek kiek yra, tiek siejami neapgaudinėjai, tiek ir bus. Trumpai apie štai šį čia viską, kas čia viduje yra. Matom, numeriukas gamybos 201-5052, tai yra skirtas Kinijos rinkai. Kaip aš sakiau, neturėtų palaikyti FDD-LTE, bet iš tikrųjų tai palaiko. Turime 2 mikro korteles ir turime slotą SD kortelėms, ko daugelis telefonų šiuo metu jau nebeturi. Reiškia, mes galėsim praplėsti atmintį. Ir Redmi Note 3 modelis to sloto jau nebeturi, kas irgi labai nuvilia. Na, įsistatom bateriją, įsijungiam, pasižiūrim, kaip jisai veiks. Kol kas uždarysiu. Šiandien pilnos apžvalgos nebus. Šiandien tik tai pirmas žvilgsnis. Aš manau, kad aš šiandien telefonui turėsiu laiko padaryti pilną apžvalgą ir kokybišką apžvalgą. Štai suvibravo. Trumpai, pakol kraunusi apie tai, kas išorė, apie charakteristikas. 5,5 colio ekranas, 13 megapikselių Samsung kamera su vieno diodo blykste. Visi valdymo mygtukai yra tik tai dešinėje pusė, tai įjungimas ir garso klavišai. Kairiai pusėje visiškai nieko neturime. Priekyje turim 5 megapikselių OmniVision kamerą, garso dinamiką, pranešimų diodą ir davikliukus. Apačioje 3 mygtukėliai, tai yra atgal, meniu ir home mygtukas. Viršuje turime infrared portą, ne tam, kad perduoti duomenis, neklyskite, o būtent tam, kad valdyti aparatūrą šiuo telefonu. Mikrofoną antrąjį, nes pirmasis mikrofonas bus apačioj, kuris rašo stereo garsą ir leidžia pašalinti triukšmus iš vaizdo įrašų. Ausinių lizdas, apačioj mikro USB lizdas, nors jis toks ir kvadratinis, bet čia iš tikrųjų paprastas mikro USB ir pagrindinis mikrofonas. Gale matome dar garso dinamiką, apie kurį irgi pilnoje apžvalgoje išgirsite daugiau. Iš tikrųjų labai neblogas, vidutinis. Ekranas OGS IPS matrica. Na, dabar aš netgi tos plėvelės turbūt netrauksiu, nes labai tik tai greitai prabėgsim per visą tai. Čia viskas skipinsiu. Skipinam. Continue. Kol kas nieko nepasirinku ir telefonas tegu pasikrauna. Štai dabar užsileidžia, pirmieji pademonstravimai kažkokie. Štai standartinis MIUI 7. Pakrautas iki pusės. Matome, visiškai nestabdo, nėra aplikacijų meniu, viskas yra kaip iPhone tiesiai šičia. Matome, jau yra kingrūtas, tai yra nurūtintas telefonas, kinietiškų priedų aš nematau, tai yra irgi labai šaunu. Pasižiūrėkime Androido versiją apie įrenginį. Taip, turim MIUI 7.5.9.24 beta, kas keista, nes dažniausiai atsiunčiami įrenginukai yra su biški kitokia versija, bet jis lengvai yra perrašomas, tai ne bėda. Taip, pasižiūrėkime tokį dalyką, kaip ar veikia iš tikrųjų LTE režimas yra pas mus įjungtas. Taigi, kaip tai patikrinti, tai, žvaigždutė grotelės, 364, 6633, grotelė žvaigždutė. Patenkam į inžinerinį meniu, pasižiūrėkam tiesiog per band mode, tarkim SIM 1 ir matome visi GSM-ai, VCDMA tai yra 3G ryšys ir LTE mod, būtent pas mus naudojamas band 1, band 3, band 7 ir taipogi kinietiški 4 nuo 38 iki 41. Taigi įrenginys iš tiesų palaiko 4G LTE mūsų, bet palaiko tik taip vienoje SIM kortelį tuo pačiu metu. Tai yra arba vieno, arba kito galima įjungti. Šiuo atveju matome, antra kortelė veiks tik GSM režimu, kadangi interneto ir taip vienaip ar kitaip mes tik tai galėsime naudotis tik tai iš vienos kortelės.
Štai 4G LTE visi nustatymai, visą tai jisai palaiko iš tiesų. Taip, to mes dar pasižiūrėsim dar vieną informaciją, jeigu aš ją surasiu, aišku. Štai, vat, matome, modemo tipas FDD modemas arba TDD modemas. Ir matome, yra nustatyti, kad automatinis pasirinkimas, tai yra, abu modemai yra veikiantis, viskas yra puikiai. Na, šiuo metu FDD pasirinktas, kadangi jis yra pagal defaultą. Aš be abejo pilnoj apžvalgoju. Visą tai nuo iki patikrinsiu greičius, patikrinsiu, kiek telefonas laiko, kaip ryšys, kaip kameros, bet visą tai bus jau pilno apžvalgoj. Šiandien aš manau, ir taip kaimas biški užsitęsė. Todėl aš manau, šiam kartui tiek. Jeigu patiko toks renginukas, kuris kainuoja tik $130, nuo $130 daugmaž, tai spauskite like, nuorodas jį įdėsiu į apačią, kadangi tikrai geras pardavėjas, man patiko tiek įrenginys kokybė, tiek patiko pristatymo būdas. Prenumeruokite kanalą, jeigu nenorite praleisti pilnos šio įrenginio apžvalgos, kuri tikiuosi nelabai užilgo ir išeis, bet pasistengsiu ją padaryti kuo kokybiškesnę, todėl apačioj komentaruose rašykite, ką jūs norite dar sužinoti apie šį įrenginį, kad aš galbūt kažko nepraleisčiau, kad atsakyčiau į visus jūsų klausimus. Dalinkite socialiniuose tinkluose, galbūt kas nors nori tokio telefono, bet tiesiog apie jį nežino. Tai yra pakankamai šiuolaikiško dizaino, daugiau negu vidutinių charakteristikų su flagmano procesorium telefonas už biudžetinio telefono kainą. Aš nežinau, ar šiuo atveju kažką geresnio įmanoma dar sugalvoti. Na ir šiam kartui, manau, tiek. Iki kito karto, manau, neužilgo vėl pasimatysime.